Sveiki, jūs klausotės Europietiškos dešinės instituto tinklalaidės Dešinysis protas ir su manimi Laurynu Peluričiu šiandien studijoje yra Lukas Andriukaitis, pilietinės atsparumo iniciatyvos įkūrėjas ir su juo kalbėsimės apie dezinformaciją, naujausias tendencijas Rusijos dezinformacijų ir apskritai dezinformacinėse technologijose, naratyvose, sklaidos ir atpažinimo būduose. Labas, Lukai. Sveiki, labai malonu būt su jumis. Trumpai turbūt galėtum pristatyti pilietinio atsparumo iniciatyvą, turbūt žmonės, kurie dirba šiuose temose ir turi įvairios patirties, tai jau žinoma, jūs pažįsta, nes tikrai ne viename svarbiame renginyje esate ir kalbėję, ir ne vieną svarbų forumą ar konferenciją ir dirbtuves esate ar organizavę, ar koorganizavę, tikrai daug įvairių veiklų darot, bet turbūt ne visi dar bus apie jūs girdėję, tai jeigu trumpai papasakotum apie šitą iniciatyvą, kaip jį gimė ir kokie konkrečiai yra jūsų tikslai? Tai labai malonus klausimas, toksai, kuris leidžia šiek tiek pasiprominti, labai malonu. Tai mūsų iniciatyva gimė iš tikrųjų 2018 metų gale, 2019 metais pradžioje jau įsiforminę buvom. Mes esam 3 įkūrėjai, tai visi irgi iš studijų laikų pažįstami, Tomas Kozulėnas, Linas Skyrius. Pradėjom, vykdyti tokią mini edukacinę veiklą. Iš pradžių pradėjom NATO tematiką, pirmi projektai buvo. Tai irgi klausytojai turbūt nemato, šiuo metu irgi sėdžiu su NATO džemperiu. Mes tą temą irgi mėgstam, tokią edukacinę. Ir po biškį pradėjom naudoti savo iš kitų organizacijų sukauptą patirtį. Aš ilgus metus dirbau su Atlantic Council, Atlanto taryba. Ir mano grinai yra toksai OSINTO backgroundas, tiek karinis, tiek dezinformacijos prasme. Tai kai pradėjom vystyti tas temas, tai nemažai tos gerosios patirties ir perėmėm. Tiesiog daugiau su lietuvišku tokiu prieskoniu ir su daugiau kryptimi į edukaciją. Nes vėlgi CRI, kaip mes trumpai sakom, arba mūsų Civic Resilience Initiative, pilnas angliškas pavadinimas, tai vėlgi yra edukacinis centras, kaip mes jį apibūdinam, su tikslu patapti kažkada think tanku, bet fokusuojamės tokias 3 dalis. Viena yra edukacija, ta didžioji, antra yra tyrimai, tiek trumpo, tiek ilgo laikotarpio, ir taip pat yra metodologijos kūrimas. Tai mes dažniausiai fokusuojamės į atvirus šaltinius, į OSINTą, stengdami surasti būdus, kaip tam tikras problemas spręsti. Tai daugiausia turbūt yra dezinformacijos problema, kaip ir mes mūsų pokalbio šiandien tema tokia, bet taip pat irgi kalbamės apie cyber security, kalbamės apie dirbtinį intelektą, apskritai pilietinį atsparumą ir kitas panašias temas. Tai trumpai tariant, mažas edukacinis centras apie 10 žmonių su ambicija tapti think tanku. Lietuvoje 10 žmonių prie kažko dirbantis, čia netaip ir mažai. Bet man norisi gal pradėti nuo tokios šiek tiek perspektyvos pastarojo dešimtmečio turbūt, nes mūsų regione, ir tai visų pirma Baltijos šalis, Lenkija, pradėta labai aiškiai matyti Rusijos dezinformacijos problemą 2014 metais, matant įvykius Ukrainoje, tada su Krymo okupacija, tada ginkluotų įsiveržimu į Donecko ir Luhansko sritis. Ir viena vertus jau tada matėm prieš tai buvusio dezinformacinio darbo destrukcinį poveikį toms Ukrainos sritims, ir kur to pilietinio kažkokio atsparumo būtent nebuvo, buvo ar naivumo, ar netimlumo momentais Kremliaus skleidžiamai dezinformacijai naratyvams. Tada be abejo tai, kaip Rusija stengiasi nušviesti visą situaciją tarptautiniai erdvėjai, mes tada pradėjome matyti, kad rusiška dezinformacija yra labai didelė problema.
Ir tarsi pirmųjų tokių iniciatyvų buvo imtasi, daug kur vakaruose, aišku, suskasta buvo gal tik tai 22 metais, matant, jau prieš invaziją, koks buvo didžiulis įdirbis dezinformacinis ir kokie pajėgumai iš tiesų buvo mesti. Ir dabar mes matom, vis tiek tos problemos niekur nedingo, bet aš norėčiau pradėti nuo tos pusės, koks kelias yra nueitas, būtent per pastarąjį dešimtmetį, atpažįstant dezinformaciją, užsiemant analitiką, tam tikrus išteklius į tai, kreipiant pilietinės visuomenės lygmenį, ypač NATO šalyse kažkokį institucinių lygmenį, nes tikrai, atsimenu 2014 metus, visiems buvo šokas, turbūt reikėtų taip apibūdinti. Dabar regis ta problema matoma, bet tarsi jau yra krūtama, kad kažkaip, kalbama, ieškoma sprendimų, ieškoma būdų atpažinti ir kažkaip kontrveikti tos dezinformacijos atžvilgiu, tai tokia platesnė perspektyva pastarojo dešimtmečio, koks yra kelias nueitas iš tos reakcijos pusės, iš mūsų pusės. Čia iš tikrųjų daug įdomių tokių momentų palėtė ir daug kur čia galima būtų išsiplėtoti į įvairias temas. Tai pradžiai irgi pasakysiu, kad 2014 metai ir man yra toks žymiamasis esminis taškas dėl kelių dalykų, nes sutapo tokie dalykai kaip kaip ir pats minėjai, invazija į Krymą, B, aš pats prisijungiau prie šitų temų dirbti panašių metų ir C, žinoma, suvešėja socialiniai tinklai. Tai šitų dalykų mišinys, tai apskritai ten ir mūsų Atlantic Council DFR labas, kurio pradėjau dirbti irgi būtent tais metais įsikūrė. Tai mums irgi tai yra atskaitos taškas ir manau nemažai vakaruose, kam tai buvo atskaitos taškas. Didesnis atskaitos taškas, aš sakyčiau, buvo 2016 metai Trumpo pergalė. Nes tada buvo toks irgi smūgis, toks susivokimas, kad į Amerikos rinkimus visgi kišasi pakankamai naujais metodais. Tai tas dešimtmetis toks ir įdomus, nes socialinė medija turbūt atsirado tokiam, pradėjo griežti pirmųjų smūgų ir pradėjo formuotis tie tokie, toks know-how, kaip tas daroma, tokie dalykai kaip troliai botai atsirado savokos pakankamai naujos. 22 metai taip, irgi turbūt buvo toks dar didesnis suvokimas dėl pilnos invazijos į Ukrainą. Bet dabar mes matome, dabar 24 metais matome dar įdomesnį dalyką, kuris turbūt ir užbaigė šitą dešimtmetį, kad vakarai arba Amerika turbūt pradeda šiek tiek nusigręžti nuo tos dezinformacijos siekimo, tos tų visų metodų arba prieigų ir tų organizacijų. Vėlgi neaišku, kas iš tikrųjų bus, kai Trumpas ateis, bet dabar indikacijos yra tokios dvi, man šiek tiek nerima keliančios. Tai viena yra tai, kad Trumpas atvirai sako, kad tos organizacijos, kurios čia užsiminės debunkingu ir fact-checkingu ir apskritai, kurios čia kabutėse ribo žodžio laisvę bus defunduojamos, iš jų jiems nebebus skiriama pinigų. Ir B dalykas, tai kad Twitteris patapo X ir pasidarė pakankamai tokia labai galbūt libertalia vieta, kur galima šnekėti, ką nori, daryti, ką nori, ir ten tokie laukiniai vakarai, kur man jau pradeda panašios tendencijos šiek tiek su VKontakte rodytis, kur praktiškai nekontroliuojama. Kitaip, aišku, čia ta paralelė negali būti visiškai tiesioginė, bet panašumų atsiranda, kur socialinė erdvė, kur galima šnekėti, ką nori, daryti, ką nori ir tiesiog visiškai kita samprata. Tai čia klausimas, ar geriau, ar blogiau. Galima irgi apie tai padiskutuoti. Aš turbūt linkčiau sakyti, kad tokia nekontroliuojama erdvė yra iš mano kaip dezinformacijos eksperto arba žmogaus dirbančioje problematiška pusės. Bet kiti galėtų ginčytis, kad tai visgi yra teisingas požiūris. Tai tai čia tokie kertiniai metai, manau, šitoje sferoje. O patys metodai arba pačios prieigos labai esmingai nesikeitė. Kaip jau minėjau, troliai, botai, įvairios dezinformacijos kampanijos, visokie reklamos užsakymai, netikrų paskyrų kūrimai, netikrų medijų, svetainių kūrimai, visi šitie dalykai išlieka, vis laik šiek tiek keičiasi, bet esmingai išlieka.
Tik tai galbūt įdomiausias dalykas man pačiam ir kas dabar įvyko irgi pastarųjų poros metų bėgėje, tai yra to dirbtinio intelekto arba, aš labiau mėgstu vadinti LLM, Large Language Models iškilimas, kuris grinai atveria dar vienas duris, turbūt sekančiam dešimtmečiui ir dabar matome pirmosius ženklus, kaip apskritai informacinė sistema keisis ir galima nuspėti po biškį, kas mūsų laukia artimiausiais metais. O jeigu dabar taip žiūrėti, irgi atkreipiai dėmesį į LLM, atsiranda ir nauji įrankiai, sakykim taip. Jeigu mes ar ne tą 2014 metais galėjom stebėti taip tą, sakykim, botų fermų tokį aktyvų išklimą, jau tarsi žmonės, kurie buvo susidūrę su Rusijos informacinė erdvė, jau tada ten buvo tokių apie Prigožino trolių fermas, ten jau to diskurso šiek tiek buvo, bet dar jis nebuvo taip plačiai aptarinėjamas, vadinkim taip. Turėjai žinoti tą informacinę erdvę. Ir tas fenomenas labai plito ir mes su to susidūrėm. Pavyzdžiui, Lietuvoje atsirado netrukus elfai, kurie kovoja prieš ir tos elfų grupės, kur stengiamasi socialiniuose tinkluose pagal socialinių tinklų taisyklės ir principus, tos visas botus, trolius ir taip toliau prieš juos irgi tam tikrais būdais veikti. Irgi Twitter'e, kol tai buvo dar Twitter'is, matėm, ar ne, NAFO atsirado kaip fenomenas, irgi horizontalus veikimas prieš, ar net prieškos dezinformacijos propagandos skleidimą, ten tos visus netikras paskyros akauntus ir taip toliau. Bet irgi mes matom tam tikrą pokyčius ir technologijos, kurios yra naudojamos tai dezinformacijai skleisti. Ir turbūt, jeigu prieš 10 tai būdavo ten tos trolių fermos ten su daugybė SIM kortelių pajungtų, ar ne, su specialiai įranga ir keliais kompiuteriais ir dirbdavo ir ten rašydavo. Tas dažnai netgi būdavo, kad tiesiog vienas žmogus Sankt Peterburge pas Prigožino ofise pasodintas, sėdi su krūva paskyrų ir eina, copy-pastina, rašo ten, žodžiu, ir taip toliau. Vėliau mes matėm, irgi tam tikrą technologinę pažangą ir progresą susijusią su bendra informacinių technologijų raida. Tai kaip apibūdintum, kaip tas irgi ta pusė, kas pakito ir būtent kokius turbūt esminius momentus reiktų mums užfiksuoti. Jo, tai čia irgi labai geri pastebėjimai. Iš tikrųjų, ta techninė pusė lygiai taip pat keičiasi ir kiekvienais metais, nežinau, mėnesiais, ta prasme, niekada neišlieka lygiai tokia pati. Kai prisijungiau prie šitų temų, turbūt didžiausias toksai hot topikas buvo botai, grinai automatizuotos paskyros, kurios būdavo kūriamos 10-100 tūkstančiais tam, kad apgauti algoritmus. Tų pačių socialinių medijų algoritmai buvo prastesni, bukesni ir jos lengviau buvo su jais manipuliuoti. Tuo metu taip pat buvo kur kas aktyvesnė rusiška medija, kuri buvo nukreipta grinai į užsienio valstybės. Vėlgi šitie dalykai išlieka kaip po tokie, bet jų tik gal šiek tiek sumenko įtaka ir perinama šiek tiek prie kitų dalykų, bet vėlgi turbūt pačiam gerai žinomi atvejai ir pats gerai atsimeni tokius dalykus kaip Russia Today, kuri po to patapo RT, Sputnik, visas tinklas, kuris buvo irgi taip išplėtotas, jis kažkuriais keli metai prieš sunyko pakankamai stipriai dėl to, kad tiek valstybės juos pradėjo blokuoti, tiek bent jau vakaruose buvo pakankamai jiems sudėtinga su skaitytojais. Tiesiog sumažėjo drastiškai jų pasiekiamumas. Tai natūralu, kad nuo tų tokių daugiau tradicinių dezinformacijos priemonių buvo pereinama prie labiau sofistikuotų trolių, įvairių kampanijų socialiniuose medijose, daugiau tokių galbūt netiesiogiai susijusių su Kremlium, arba sunku įrodyti, kad jie susiję su Kremlium, visokių medijų, kurios taip tokioje pilkoje zonoje daugiau dirba. Ir dabar ateinam iki dar įdomesnių dalykų, kaip ir trumpai užsiminiau, LLM-ai, kurie jau gali patys pagal
tam tikrus promptus kurti kažkokias žinutes, galbūt kartais paprastesnės, kartais sudėtingesnės priklausomai nuo kalbos. Ir tokiose šalyse kaip Lietuva matome labai didelį iškilimą tokių prokremliškų veikėjų, kurie irgi tiesiogiai su jais negalime sąsajų taip tiesiai pasakyti, kad jie dirba Kremliuje, ne, bet pagal daug ženklų, pagal naratyvus, kurias jie šneka, pagal antilietuvišką, antivalstybinę veiklą, matosi, kad jie simpatizuoja turbūt Kremliaus politikai, kartais jie ir patys užsimena, tokia išreiškia savo podcastuose arba kitose vietose meilę Kremliui arba Rusijai kaip po tokiai. Tai čia irgi toks įdomus posūkis, apie tai galėtume irgi grįžti, bet ypač Lietuvoje irgi per pasinius rinkimus, kiek mes stebėjom, tai didžiausia grėsmė informaciniai erdvėje būtent kėlė tokie, kaip aš mėgstu sakyti, blogieji influenceriai, kurie kaip po tokio neturi sąryšio su priešiškom valstybėm, bet tačiau skleidžia aktyviai, iš kažkur gauna finansavimą ir aktyviai vykdo informacinę veiklą nukreiptą prieš Lietuvą. Taip, aš aišku, dar žvelgiant į mūsų politinį lauką, sakyčiau, turbūt jeigu iki 2014 metų, Rusija visada turėjo įvairialypius, sakykime, tikslus ir informaciniai, ir politiniai erdvėjai. Viena pusė buvo, siekiant dažnai kažkokių palankių sprendimų, savų žmonių turėjimų tam tikrose pozicijose, užsitikrinimo, prieimo prie tam tikros infrastruktūros, prieimo prie tam tikros informacijos, prieimo prie tam tikrų žmonių. Po 2014 metų kai kurie iš tų dalykų darėsi vis sudėtingesnė. Pavyzdžiui, turėti politinę jėgą, kuri būtų atvirai prokremlinė, tam periode nuo 2014 iki 2020 iš esmės buvo neįmanoma. Aš turbūt sakyčiau, jau einant į kokius 2016 rinkimus, akivaizdu, kad buvo tada daugiau noro tada turėti kažkokias destabilizuojančias politinės jėgas ir buvo pradėta labai aiškiai ieškoti atramų, kad reikia, jeigu negalima turėti pro-kremlinės jėgos, tai vadinasi, reikia daugiau išteklių mesti į tas potencialiai galinčias destabilizuoti politinę situaciją jėgas. Ir man atrodo, šita tendencija tęsiasi, turbūt COVID-o pandemija buvo irgi labai palankus laikas sustiprinti ir suburti tam tikras bendruomenės, kur tuos naratyvus destrukcinius būtų galima platinti. Čia vėlgi galėsim aptart. Tada man norisi kažkaip kreipti klausimą, užsiminė, ką jūs darot, tai prie edukacinės dalies gal dar pereisim ir kam ir kaip tai veikia, kiek tai veikia, bet grynai analitikos požiūrių, kaip, jeigu taip nusakyt paprastam žmogui, kaip atrodo jūsų darbo metodai, kaip jūs visam informaciniam sraute atsirenkat kažką, kas yra ar propagandos veikėjai, ar išfiltruojat kažkokius specifinius naratyvus, juos katalogizuojat, tipologizuojat, atpažįstat, susijat, bandot gal plitimą atsekti, tai šiek tiek, kad papasakotum apie tą virtuvę. Jo, laisvai. Tai ta virtuvė lygiai taip pat evoliucionuoja. Tai tie metodai, kuriuos naudodavau 14-15 metais, iš esmės nebe tokie veiksmingi. Mintis, šiaip labai gerai, man atrodo, irgi pats paminėjai, esmė yra stebėti, bandyti atpažinti tuos kertinius naratyvus, nes mano akimis Rusijos naratyvai iš esmės strateginiai naratyvai nesikeičia, kaip ir tikslai, tai kaip pavyzdys, jeigu tikslas yra atkurti Sovietų sąjungą vienu ar kitu mastu, ar tenai Rusijos imperiją, tai mažesnis tikslas būtų turbūt jau skaldyti Europos sąjungą, skaldyti NATO, bandyti įsitinklinti tose šalyse, turėti kažkokias prorusiškas jėgas ir panašiai. Tai tam, kad atlieptų tos tikslus, dažniausiai yra tam tikri naratyvai ir jie taip susiskaido iki mažesnių, kurie yra pakankamai oportunistiški. Tai jų irgi, manau, yra daugiau mažiau baigtinis toksai skaičius priklauso irgi, tai jos galima tipologizuoti tiek pagal temas, pavyzdžiui, NATO, pavyzdžiui, ekonomika, pavyzdžiui, JAV ir JAV ir Lietuvos santykiai, ir panašiai. Tai jie stebint pastoviai išryškėja dažniausiai, lygiai taip pat kaip išryškėja ir tie pagrindiniai veikėjai.
Nes norint turėti gerus veikėjus, tokius paveikius veikėjus, tai reikia laiko, reikia investuoti ir juos saugoti, ne? Tai jeigu turim, tarkim, kažkokią tai veikėją turinti 40 000 sekėjų Lietuvoje, kuris yra prokremliškas, tai jiems tai yra didelis pliusas ir jisai taip greitai niekur nedings. Tai atsirinkus naratyvus, veikėjus, tada stebint, kas vyksta, ne, aktualijas, galima pakankamai nesunkiai naudojantis atvirų šaltinių metodais, įrankiais, rasti, kas yra kalbama, matuoti paveikumą, tam tikrų žodžių, frazių, kažkokių žinučių ar straipsnių, ar postų. Ir mes pagrindinę tam naudojame angliškai social media listening tools. Jie keičiasi, mes juos vis naujus išbandome, bet esmė, kad tenai pagal keywordsus kažkokius, pagal kažkokius tai hashtagus galima rasti, kas tuo metu yra erdvėje, kas labiausiai skleidžia su tais raktažodžiais kažkokias žinutes, pažiūrėti, koks yra pasiekiamumas, pažiūrėti, kaip tarpusavyje kažkokios paskyros bendrauja ir kaip dažnai, pavyzdžiui, persidalina kažkokiam žinutėm. Na ir tokiu būdu galima tą tinklą atsekinėti. Mums pasisekė labai, kad prieš gerus metus mūsų mintimi, mūsų idėja patikėjo Google ir mums paskyrė finansavimą vykdyti monitoringą Baltijos šalių, kurį mes dabar ir vykdom, tai balticdisinfo.eu, viešai prieinama informacija, ypatingai jeigu kažkas iš studentų klausotės, tai rekomenduoju paskaityti, ką domina šitą temą, nes mes sekame kas savaitę, kas mėnesį ir kas metus, būtent kas vyksta Baltijos šalyse, turime tyrėjus tiek Estijoje, tiek Latvijoje. Na ir kas šiek tiek išsiskiria nuo kitų tokių monitoringo websaitų, kad mūsų visa informacija yra vieša. Mes pateikiam taip pat linkus ir kaupiam tokius didelius Excelius, kur galima turėti tam tikros kiekybinės informacijos papildomiam tyrimam. Tai pas mus kartais tiek magistro, tiek bakalauro studentai ateina ir būtent nori kartu kažką daryti ir būtent daro dar papildomus tyrimus ant to, ką mes jau radom. Tai trumpai apibendrinant, naudojam socialinių medijų pasiklausimo įrankius, sekam kas savaitę, kas mėnesį, kas metus, kad identifikuoti tiek naratyvus, tiek veikėjus, tiek apskritai tą visą erdvę, suprasti, kas joje vyksta, ir rašom tiek apie naratyvus, tiek apie metodus, nes metodai kartais nuo karto keičiasi, kartais išbandomos naujos strategijos, kartais atrandame kažkokius tai didelio masto kažkokias dezinformacijos kampanijas, ir tokiu būdu bandome sukurti pagrindą jau mūsų tai daugiau edukaciniai veiklai ir metodologijų veiklai, apie ką jau irgi šiek tiek užsiminiau. Irgi turbūt, man atrodo, vertingas klausimas būtų iš pastarojo meto pavyzdžių apie tuos naratyvus pagrindinius, kurie yra taikomi ar kuriuos bandoma cirkuliuoti kažkaip Lietuvos informaciniai erdvėjai, kas yra kritę į akis, ką išskirtum kaip tokius reikšmingus, gal ta prasme, kad juos bandoma plačiai skleisti, tikimasi jų paveikumo. Tai labai priklauso nuo to, kas vyksta tuo metu, nes vėlgi Kremliaus ir prokremlinių veikėjų dezinformacija yra oportunistinė, jie reaguoja į tai, kas vyksta ir bando išnaudoti tą situaciją savo naudai. Tokie turbūt ateinantis pirmiai mano galva naratyvai, kryptis, tai pastaruoju metu yra antiukrainietiškos. Įvairiausiais kampais, tiek nuo istorijų apie blogus ukrainiečius, kurie čia į Lietuvą sugužėjo, tiek istorijos apie kaip mes provokuojam karą ir kaip pas mus to karas ateis, tiek apie finansų atidavimą Ukrainai, kaip pas mus pensininkai badauja, tai pilna paletė įvairiausių naratyvų šitoj vietoj. Antras labai dažnas ir, manau, irgi skausmingas yra ekonominiai naratyvai. Tai šitą taip pat, kiek pas mus tekia yra pastebėti ir Kinijos įtakos informacinės, tai irgi labai dažnai taikoma, kai tik kažkokios sankcijos prieš Rusiją taikomos, kai tik bandoma, apriboti kažkokią ekonominę veiklą Rusijoje arba kitaip, sankcijas įvesti ES lygmenių, tai būtinai grįžtama su naratyvais, kad čia Lietuva pati savo kasasi duobę, kad čia to ekonomika sugrius, kad mes čia maži ir nereikšmingi ir panašiai. Na ir trečias turbūt, kurį irgi galbūt galėčiau taip greitai išskirti, tai yra
anti-establishment, anti-government naratyvai, kurie labai ypatingai buvo toks atspirties taškas, kaip ir pats minėjai, COVID metas. Šiaip įdomus momentas, kad COVID metais tos grupės, kurios chaotiškai kūrėsi socialiniuose tinkluose tam, kad kabutėse pasakyti tikrą tiesą apie skiepus ir apie COVID ir panašiai, po to buvo labai sėkmingai perpanaudojamos toliau skleisti būtent antivalstybinę tokią poziciją. Ne? Tai kad, toks, kaip sakyt, tokia šiek tiek dichotomija, kad Lietuvos patriotai, kurie nekenčia valdžios, ne? Kad mes Lietuvą labai mylim, bet visų Landsbergių ir visų tų prie lovio esančių nekenčiam. Tai tie naratyvai irgi pakankamai neblogai ir dažnai vartojami ir tokie rodyti vėlgi iš vairiausių kampų tiek nekompetenciją, tiek kažkokie aplaidumą, tiek karo, kaip jie sako, troškimą, ne, kad bandom išsiprovokuoti karą su Rusija ir panašiai. Na ir kas įdomu, kad netgi šitos 3 naratyvų kryptis labai dažnai persilieja ir dažnai istorijos atliepia 1, 2 arba 3 kryptis tuo pat metu. Tai bet vėlgi priklauso, kas tuo metu vyksta, ne, tai paskutiniais mėnesiais vyko rinkimai, tai su rinkimais daugiau buvo susijusių temų. Kai tik vyksta kažkas Ukrainoje fronto linijoje, tai tas irgi kažkokiais atgarsiais grįžta į mūsų informacinę erdvę. Tai reikėtų žiūrėti labai konkrečiais periodais, manau. Dėkui. Na, aišku, kitas dalykas ir tai yra toksai didelis labai galvos skausmas ir problemiška tema, apie kurią daug irgi kalbama pastaruosius keletą metų. Tai yra, ką daryti, kaip veikti atsvaroje, ar stengiantis užkardyti tų priešiškų informacinių operacijų, dezinformacijos skleidimo dalykus, nes, kalbama, reikia daugiau švietimo, ten ugdyti kritinį mąstymą, kad ir ką reikštų konkrečiai tas kritinis mąstymas. Ar ten netgi yra sakančių, kad reikia ten savo kontra kažkokią propagandą daryti ir taip toliau. Žodžiu, tų kalbėjimo apie tai, kaip čia reikia dabar veikti, kaip reikia mokyti visuomenę, visko daugiau, labiau, geriau, gražiau ir tada ta problema išsispręs. Aš gal esu toks truputį skeptikas, ta prasme, kad man atrodo dezinformacijos problema, su ją problema, tai yra toks reiškinys, kurio neįmanoma vieną kartą įveikti ir tada judėti tolyn link kitų problemų. Tai bus nuolatos evoliucionuojantis fenomenas, atsiras nauji pavydalai dezinformacijos ir tada atitinkamai veikimo priemonės, atpažinimo priemonės irgi reikės tobulinti. Tai nematau, kada tai pasibaigtų, sakykime taip, šitas iššūkis, ypač artimų metų, kai konkreti priešiška mums valstybė deda labai nemažus išteklius, sąmoningas, kryptingas pastangas dėl to. Bet jūsų patirtyje, iš tos edukacinės pusės, kas veikia, šiek tiek bandant, ar, nežinau, jaunus žmonės ugdant, atpažinti ir būt atsparasniam, ar kažkokios priemonės, kurių galbūt galima būtų imtis, kurių dar nėra imamas, nežinau, ten kažkokių politinių, institucinių lygmenių ir taip toliau. Kas yra tie efektyvūs veikimo prieš dezinformaciją būdai? Taip. Tai čia labai gerai pasakėjai. Aš ir pats dažnai esu skeptiškas įvairiems metodams ir dezinformacija yra labai senas reiškinys. Jisai niekur turbūt ir nedings. Net nepanašu, kad greitų metų dingtų. Bet jis evoliucionuoja ir jeigu mes, kaip ir bet kurioje kitoje srityje, neturim tam tikrų žinių ir suvokimo, kaip jisai keičiasi, tas reiškinys, tai mes niekada neturėsime aiškių būdų į tai reaguoti ir kažkaip su to kovoti. Yra įvairiausių būdų. Mes savo organizacijoje, mes vėlgi atstovaujam NVO sektorių, mes turim tokias 3 kryptis, apie kurias dažniausiai kalbam ir stengiamės sudalyvauti ir manau, kad jos yra paveikios. Tai edukacija, ką jau užsiminėjai. B yra toks bendradarbiavimas ir karas toj socialinių medijų platformose. Buvo įminėjęs pavyzdį Elfo, tai yra ir daugiau organizacijų, kurios būtent dirbo tokiu ant žemės
on the ground level, ne, tokiam, kur raportuoja, kovoja, pykstasi su tais troliais ir bando jos pašalinti, kas yra labai, labai svarbus dalykas. Na ir C yra irgi ne ką mažiau svarbus dalykas yra tas teisinis lygmuo, kaip reaguoti valstybės lygių. Mes, aišku, nerašom įstatymų patys ir ten pasiūlymų nerašom, bet mes stengiamės daug dėmesio kreipti būtent kalbėti tiek su politikais, tiek su kitais stakeholderiais, diplomatais, kariškiais, tam, kad savo gerąją patirtį perteikti ir tas vietas, kurios mums atrodo skaudžios, jiems ištransliuoti, kad jie jau savo lygmenių galėtų daryti kažkokius pokyčius. Na, o kalbant apie edukaciją, tai čia yra toks, ilgalaikis žaidimas, trumpalaikis žaidimas yra debunkingas, yra supratimas, monitoringas, kas vyksta, bandymas kažkaip sureaguoti. Ilgas žaidimas yra edukacija. Ir aš asmeniškai ją labai tikiu. Kartais yra sunku ją pamatuoti ir kartais sunku pasakyti, ką mes čia tiksliai norim išmokyti. Tai mes CRI stengiamės taip susifokusuoti į pagrindinės auditorijas ir eiti per tą atvirų šaltinių kampą. Ir stengtis suteikti žmonėm įrankius, supratimą atpažinti dezinformaciją patiems. Tai dažniausiai, jeigu darom tokius standartinius trumpus mokymus, tarkim, studentams arba vyresniems žmonėm, tai mes fokusuojamės į teoriją, kaip dezinformacija yra konstruojama tokiu teorinių lygmenių nuo logical fallacies, nuo kažkokių tai būdų tuos argumentus sukonstruoti į kažkokią paveikę žinutę, kad suprasti, kaip tą daroma priešiškos pusės. Na ir B yra techniniai įrankiai. Tai kalbam apie atvirų šaltinių įrankius, kaip pasitikrinti, ar tai, nežinau, ar ne dirbtinio intelekto sugeneruotas tekstas, ar ne dirbtinio intelekto sugeneruota nuotrauka, ar nuotrauka nepanaudota iš ankstesnių laikų, ar kažkokia mintis nėra pavogta, ar čia ne botas, ar čia ne trolis. Tokie dalykai, kurie gali būti pačio skaitytojo paties patikrinami. Ne? Tai manau, kad čia yra tas raktas į kritinį mąstymą, kuomet suteiki žmogui žinias ir tu nesakai, kad čia yra bloga žinutė, nes čia Kremlius tai pasakė ir patikėk manim, nes aš esu tenai dezinformacijos ekspertas, o mes duodam įrankius ir sakom, žiūrėk, mes ten 5 metus stebėm Rusiją ir matom, kad jie naudoja tokius ženklus, čia yra įrankiai pačiam pasitikrinti, na ir pats priims sprendimus, kur tavo atrodo yra tos dezinformacijos žinutės, kur ne. Na, o kitas, ne ką mažiau svarbus edukacijos dalykas yra gamifikacija arba žaidimizacija, į ką irgi mes labai fokusuojamės. Turim irgi projektą su Google. Na, mūsų čia toksai pasididžiavimas, didžiausias turbūt projektas, kur sukūrėme žaidimą ant Minecraft'o platformos. Ir būtent keliaujame į mokyklas ir suteikiam galimybę mokiniam žaisti ir žaidžiant tą žaidimą edukuotis būtent irgi medijų raštingumo, atvirų šaltinių plotmėje, ne, tose reikaluose ir taip pat turėti gerą laiką. Tai čia tas kitas mūsų požiūrio kampas, būtent eiti į šitas temas, kurios ypatingai jaunesniems yra turbūt be galo neįdomios, per tokius įdomesnius kampus, suteikiant kažkokią tai įdomesnę prieigą, geresnį laiką, galbūt kažkokį prizą aktyviausiam galima išskirti, ne, ir tokiu būdu taip draugiškai apgaunant ir siekiant per gerą laiką joms suteikti tam tikrų žinių. Dėkui labai. Na, grįžtant gal prie to bendresnio paveikslo, norėtųsi paties vertinimo klaust. Na, taip bendrai, aš neprašau kažkokių konkrečių duomenų, bet vis tiek dažnai ar ne, kai daug dirbi tam tikroje srityje, turi tokį bendrą nuojautą, bendrą intuiciją, kas vyksta. Ir kaip pačiam būtų dabar, nežinau, šiais metais, nuojauta, kiek pas mus yra paveikios ir efektyvios tos priešiškos informacinės operacijos. Nes, mano nuomonė, esam matę ir pakankamai sėkmingų, esam matę ir, nesėkmingų arba, tarkim, atsiminkim, ar ne, 22 metų pradžią, kai visa Rusijos propagandos ir dezinformacijos tinklas sakė, ne, karo nebus, čia jūs gąsdina Amerika, čia jūs gąsdina konservatoriai, tada karas prasideda
pilno masto ir kurį laiką, aišku, yra stipri reakcija, vis tiek palaipsniui ir kurį laiką ten ta, sakykime, dezinformacinės operacijos matėsi buvo kiek dezorientuotos, nelabai sugebėjo iš karto taip normaliai, efektyviai veikti, tada persiorientavo ir tikrai persiorientavo stipriai, aš sakyčiau, ypatingai pastaruosius 1,5 metų turbūt sugeba veikti tikrai vėl pavojingai, globalių mastų šnekant, bet žvelgiant į Lietuvą, kas pas mus tavo intuicijoje dabar, kokia yra ta mūsų situacija? Tai ta situacija irgi besikeičianti, apskritai Lietuvos visuomenė, aš sakyčiau, lyginant su vakarų visuomenėm, turbūt yra šiek tiek atsparesnė, šiek tiek geriau supranta tuos rusiškus, kremliškus melus, arba turi daugiau tokio skepsio sveiko dažniausiai. Bet man kas daugiausia nerima kelia šiuo metu, tai tie visi judėjimai ir tie, kaip aš sakiau, blogieji influenceriai, kurie pakankamai neblogai formuoja savo auditorijas. Jeigu pasiektume mane, tai vėlgi čia gal labai minėti nesinori tam tikrų podcastų arba tam tikrų puslapių. Jeigu pasižiūri jų žiūrimumą, tai jisai laikosi, ne, tai kiekviena tenai geresnio tokio podcasto serija irgi tenai apie 30-20 tūkstančių klausytojų susilaukia peržiūrų. Tai Lietuvai yra labai didžiuliai skaičiai. Ir tas rodo kitą dalyką, tai rodo auditorijos išlaikomumą. Tai reiškia, kad jinai galbūt tenai žymiai neauga, bet yra tam tikra 10 tūkstančių auditorija, kuri sugeba rasti informaciją, kuri sugeba prieiti per kompiuterinės priemonės, ne, per internetą, nepasikliauja vien televiziją, tai tikėtina yra tam tikro irgi amžiaus žmonės, galbūt šiek tiek vyresni, bet jau įgūdę kompiuterių naudotojai, ne? Ir vėlgi, šitos vietos tiek per podcastus, tiek per socialinius puslapius, tiek per Telegramą, per kitas socialinės platformas mane gąsdina iš tikrųjų, nes galiausiai aš manau, kad matau daug tapatumų ir būtent kas buvo rinkimų metu, ne? Tai tos tam tikros partijos, kurios buvo arba atvirai, arba netvirai prorusiškos, arba bent jau antivalstybiškos, anti-establishment, ne, susilaukė pakankamai nemažai procentų balsuotojų. Ir tapatumų matosi man nemažai, būtent tarp tos, kaip sakyt, alternatyvios socialinės medijos ir rinkimų rezultatų. Tai tas toksai, gal politologam dažnai naudojamas protesto balsas, gali būti pakankamai sėkmingai radikalizuojamas, užsidaryti tokius echo chamberius, ne, patys kalbėtis, patys radikalizuotis, patys naudoti tas technologijas, kurios yra naujos, paveikios, ne tie formatai podcastų, čia toks nuokrypis, bet manau, kad Amerikoje labai sėkmingai prisidėjo prie Trumpo pergalės, manau, kai kurie podcastai. Tai lygiai taip pat tos tendencijos ateina į Lietuvą, ne? Tai žmonės, kurie pokalbio metu per 2-3 valandas sugeba iškomunikuoti daug įvairiausių minčių, žmonėms, kurie tuo metu, nežinau, vairuoja, sportuoja, daro valgyti arba kitaip per daug nesifokusuoja, ką kalba, pakankamai tokių įdomių formatų pokalbio sugeba jos paveikti. Tai Lietuvoje, manau, čia yra mažai dar tyrinėta ir pakankamai sudėtinga vieta. Dėkui tau už tavo įžvalgas ir norėčiau mūsų klausytojams priminti, kad šiandien mūsų tinklalaidėje Dešinysis protas rengiamoje Europietiškos dešinės instituto viešėjo Lukas Andriukaitis, pilietinės atsparumo iniciatyvos vienas iš įkūrėjų. Ačiū tau, Lukai, ir iki kitų kartų. Ačiū labai.